Sveiki draugai, senokai nesimatėm, o tą progą, kad nesimatėm, turiu jums paruošęs Hikvision naujienų. Ir taip, tai yra seniai lauktos ColorView 3.0 kameros. Tai manau, nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomus turim šitose dėžutėse. Matot, pas mane ant stalo stovi dvi naujos Hikvision ColorView kameros, turiu Bullet ir Turret tipo kamerytės. Ant dėžės pilna prirašyta visokių naujų dalykų, kurie yra pridėti į šias kameras ir net nebejoju, kad jums šios funkcijos tikrai patiks ir bus naudingos. Trumpai su ColorView 3.0 technologija jau esu jūs supažindinęs, kai dariau video būdamas Kinijoje. Pirmą kartą pamačiau šią technologiją ir galiu pasakyti, wow, tikrai netikėjau, kad kameros visiškai tamsoje gali taip gerai filmuoti. Taigi esminiai šių kamerų pasikeitimai yra ColorView 3.0, HiQSense 3.0. Nuo šiol šios kameros turi po 2 mikrofonus vietoj vieno ir visų jų korpusai yra dengiami antikorozinė danga. Tai to nereikia papildomai pasirinkti, ji yra kaip standartas. Taigi, kas jau esat susipažinę su ColorView technologija, žinot, kaip gerai šios kameros filmuoja visiškoje tamsoje, tai 3.0 yra visas žingsnis į priekį. Šias kameras turėsim 4 ir 8 megapikselių. Šiuo atveju mano abu turimi modeliai yra po 2,8 mm ir 4 megapikselių. Dar šiokia tokia naujovė, tai ant dėžės matom naują lipduką. Ką šis lipdukas mums duoda, tai kad jį galima atklijuoti ir šią kamerą galim pasijungti prie tinklo, pasinaudodami LAN kabeliu. Tas leidžia jos neišpakuoti iš dėžės, taip galima sukonfigūruoti arba atnaujinti programinę įrangą ir klientui įteikti naują neišpakuotą kamerą. O dabar išpakuosiu ir parodysiu, ką gaunam dėžėje. Turim šešiakampį, hermetiškas jungtis, žinoma, instrukcijų, greitą starto gidą, montavimo šabloną, montavimo varžtelius ir žinoma turim pačią kamerą. Bulletas yra standartinio dydžio, priekiniai kameros daly turim lęšį, apačioje turim AR pašvietimą ir, kaip matom, iš šonų prie lęšio turim 2 mikrofonus. Pats korpusas, kaip mato, turi šiokį tokį nedidelį stogelį ir kamera neturi jokios atskiros bazės, todėl yra montuojama, atveržiam šį varžtą, nuima montavimo bazę, kuri yra kartu su kamera, montuojam prie sienos ar prie lubų ir prisukam varžtą. Ir kaip matom, kamera tvirtai laikosi. Kalbant apie jungtis, turim standartinį LAN kabelį ir 12 voltų maitinimą. Na ir apatiniai kameros daly turim garsiakalbį ir nedidelį dangtelį, kurį atidarę. Turim papildomą jungtį, turim microSD kortelės lizdą ir reset mygtuką. Šios kameros talpina microSD korteles iki 512 GB vietos. Ir dabar išpakuosiu DOM kamerą, pažiūrėsim, ką gaunam jos dėžėj ir pasakosiu plačiau apie šių kamerų funkcijas. O naujų funkcijų yra tikrai daug. Greitas starto gidas, žymiai didesnis gręžimo šablonas, hermetiškos jungtys, montavimo varžteliai, dar vienas šešiakampis ir pati kamera. Matom, domas yra šiek tiek didesnis, montuojamas tiesiai prie lubų ir žinoma, uždedam apdailą, kad nesimatytų varžtelių. Priekiniai daly lygiai taip pat turim didelį lęšį, 2 mikrofonus ir kombinuotą ledinį pašvietimą. Viena iš pačių naujausių funkcijų tai yra HikAI ESP funkcija ir ši funkcija dirbtinio intelekto dėka mažina triukšmo efektą. Abi kameros, kaip jau ir sakiau, 24 valandas per parą filmuoja spalvotą vaizdą. Abi kameros turi 130 VDR ir kiekvieną kartą atnaujinama HiQSense funkcija. Šias kameras leidžia išnaudoti maksimaliai. Kameros gauna naujų funkcijų, tokių kaip žmonių ir automobilių klasifikavimas. Galima lengvai pasirinkti aptiktus žmonės ir visus įrašus profiltruoti pagal tai. Kitaip tariant, nereikia eiti per kiekvieną įrašą ir gali lengvai surasti tą patį žmogų, kiek kartų jis buvo atpažintas. Dvigubas mikrofonas taip pat nebereikalo integruotas, kameros nuo šiol turi žymiai geresnį ir kokybiškesnį garsą ir kamerų AR naktinis pašvietimas yra net iki 40 metrų. Iš esmės tiek pagrindinių funkcijų, turiu keletą šių kamerų tamsos filmavimo palyginimų, tai dabar įdėsiu vaizdą ir galite pamatyti, kaip toj pačioj vietoj atrodo fotografuota su telefonu, su ColorView 2.0
ir būtent su šiomis kameromis su ColorView 3.0 technologija. Tai akivaizdus skirtumas. Tai iš esmės tokios yra Hikvision naujienos. Šiandienos video tikslas yra jūs supažindinti su naujausiais produktais, kokius mes turime. Kadangi kameros turi ir mikrofonus, ir garsiakalbius, jos taip pat turi two-way talk funkciją, kas reiškia, kad per jas galima pasikalbėti su priešais kameros esančiu asmeniu. Jas turime visų trijų tipų, tai Dome, Bullet ir Turret. Kameros priklauso IP67 apsaugos klasiai, kas reiškia, kad jos yra pilnai apsaugotos nuo dulkių bei vandens. Taip pat, kaip jau ir minėjau, jos turi išmanų hibridinį apšvietimą, aktyvią blykstę ir garso aliarmą aptikus įsibrovimą. Taigi, jeigu ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisit pačių naujausių kamerų apžvalgų. Norėdami įsigyti šias ar kitas mano apžvelgtas Hikvision kameras, tą padaryti galit pas bet kurį iš mūsų partnerių. Mūsų partnerių sąrašą rasit apsilankę hikvision.lt. Jeigu norėtumėt pamatyti realių šių kamerų testų, nepamirškit pakomentuoti po šio video ir pabandysim tokius testus padaryti. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Ate.